Aš visada puikiai jaučiuosi atsikėlęs rytą. Vakare po ilgos darbo dienos galvoju viskas. Reikia mest, ilsėtis, prabundu ir vėl 100 minčių, įkvėpimas didžiulis, taip kad aš kiekvieną dieną puikiai jaučiuosi. Hepatitas C atsitiktinai mano sąmonėje ar kur čia, kaip tai, aš nežinojau, kad aš sergu. Einu Laisvės alėją ir amžinatilsį pasiveja mane Skirmantas Paukštys, tuometinis Kauno Raudonojo kryžiaus vyriausiasis gydytojas. Sako, Vidai, kas čia dabar yra tau? Visada kaip erelis skraidydavai, eini lėtai. Aš sakau, nežinau iš tikrųjų kaip yra. Nuo ryto iki pietų aš pilnas kupinas energijos, bet po pietų sakau, aš nežinau, man nėra jėgų, aš nieko nenoriu. Na ir prasidėjo tyrimai. Kiek tik tai buvo skylučių, visur buvo kaišiojama, imamas kraujas ir aš truputėlį pasijutau, jau lyg būčiau, mirtininkas. Ne dėl to, kad vienas palatoje buvau, bet visi vis ateina, kas čia gali būti, kaip čia gali būti. Galvoju, bijau pasakyti, kad man vėžiukas jau. Ir po tų 5 savaičių praleistų ligoninėje niekas nepasakė, kas man yra. Ir teko kaiminystėje už tvoros, kur gyvenu, yra Kauno klinikos, atsigulti Vitalijos Petrenkienės palaton, jos globon, po to ir profesorius Limas Kopčinskas jau įsijungė ir sako, mes visus darysime tyrimus iš naujo. Vėl darė, vėl ieškojo ir po to vieną kartą ateina, sako, tikriausiai bus hepatitas C. Sakau, aš sirgau 15 ar 16 metų geitligę, tai tikrai antrą kartą turbūt nepasikartoju. Sako, čia ne, čia yra kitas dalykas, kita blogesnė liga. Aš iš karto norėčiau pasakyti, kad kas buvo prieš 16 metų ir kas šiandien, tai kaip dangus ir žemė. Tada tikrai buvo vaistai labai sunkiai žmogui pakeliami. O galbūt dėl to, kad aš kūrybinis darbuotojas ir paskaitydavau tų vaistų anotaciją, 100% viskas, kas surašyta, ką jauti gydymo metu, aš savo kailiu patyriau. Neduok Dieve, bet dabar yra visiškai kitaip. Mano vienas vilnietis kolega Vilius man skambina, sako, Vidai, nustatė man virusas hepatitą. Na tai sakau, žinai, pasiruošk sunkiam gyvenimui, 0,5 metų, nes pirmas gydymo kursas man buvo 0,5 metų, antrą kartą po 7 metų jau 9 mėnesius, nors reikėjo metus. Jisai paskambina po kitos savaitės, sakė, ką tu mane gąsdini? Sakė, dabar yra tokie vaistai, kad po mėnesio viskas bus gerai. Ir iš tikrųjų paskambina po mėnesio, sakė, jau viruso C nėra pėdsako. Galėčiau neprisipažinti, kad aš buvau sunkus ligonis. Bet kaip matot, dabar galiu atsistot, šokt, dainuot, na ir vest televizijos laidas. Būkim laimingi, turėdami medikus, kurie sugeba nustatyti, kad jūsų kraujuje yra virusas C. Ir man, kai paskaitau, baisiausia, kad daugelis vaikšto ir nežino, kad jie serga, o per kraują galima užkrėsti ir kitus.